C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Oi, tai nusileidom, manyčiau, aiškumų visų pirma varžovams. Darė viską per lengvai, darė ką norėjo, eidavo kur norėjo. Jie žinom, kad yra puolimo komanda, bet teoriškai žinoti ir praktiškai atimti tos taškus, kuriuo jie mėgsta pelnyti, yra du skirtingi dalykai. Gal pradėjom rungtynės kažkiek vangiai, per nelik lengvai leidom jiems eiti. Aišku, pirmą kėlinį galų galiu užbaigėm tik -2, bet antram kėlinį vėl buvo chaosas, buvo prastas puolimas. Po prasto puolimo sekdavo prasta gynyba, nespėdavom įsirinkti, užbėgdavo pelnė lengvų taškų, padarėm tikrai nemažai neišprovokuotų klaidų ir tas viskas susidėjo. Jie gerai pataikė, aišku, mes leidom jiems gerai pataikyti ir čia nebuvo visą galvą geresnę komandą, reikėjo pasveikinti su pergalę. Ir galima sakyti, kad šiandien kažkiek koncentracijos pradžioje pritrūko, nes atrodė tokie kartais ir be noro. Kažkiek, žinot, čia kaip taisyklė, kai nugalėjom Žalgirį, gavom nuo Venecijos namie stipriai, nugalėjom Rytą, gavom dabar namie, ta prasme, yra tas emocinis kažkoks įsikrovimas, bet suprantam, kad realiai Eurocup'e netgi tos rungtynės yra dar svarbesnės ir tikrai einame su fokusacija, norim laimėti, bet šiandien irgi trūko gal tos rotacijos, Eigirdo trūko, Vaidas irgi su lyga žaidė, aš irgi karščiuojantis esu, tai čia sakau nepasteisinimai, bet šiandien tikrai vangiai atrodėm, nors galų gale puolime kaip ir viskas neblogai sekėsi, bet sakau, gynyboje trūko to paprasčiausia galbūt fiziškumo ir to tokio naglumo apginti savo tvirtovę. Užsiminė apie tas visas problemas, kiek galbūt apskritai yra sunku klijuotis, dar pridedant Džefo šitą traumas, kiek sunku yra šitą klijuoti. Jo, tai tas jaučiasi, kažkokias rungtynes, aišku, ištempėm, bet ateina vis tiek kažkur pavargimas, nusėdimas ir trūksta kažkur to dar vieno gal gynėjuko tokio aštresnio, kaip atrašytas būtų, jis toks buvo mūsų vis tiek game changeris, traukdavo mums sunkiais momentais ir užduodavo tą gerą toną puolime, po ko sekdavo geresnė gynyba. Tai jo, bet nu ką, turim tokią rotaciją, kokią turim, dabar sekmadienį turim laiko, tai gal kažkiek spėsim apsivalyti ir išsilaižyti tas traumas, būsim kažkiek šviesesni su Šiauliais ir po to tvarkaraštis dar sunkesnis laukia, pasižiūrėjom gruodžio mėnesį, tai nėra kada palaukti stiprus varžovai, žaisim kas 3-4 dienas vėl, taip kad, nežinau, laukiam kažkur tų traumuotų gal sugrįžtančių, bet turim tai, ką turim ir turim visą tą recovery pasidaryti po rungtynių ir ateiti kuo šviežesni, kad būtų kuo geriau. Ką treneris atsavo tokių rungtynių, kokie jo žinutė buvo? Nieko, tai kaip ir sakė treneris, yra sunku užkilti į viršų, gal mes pagal kai kuriuos užkilome dabar šiai dienai, žaisdami ganėtinai neblogą krepšinį, bet dar sunkiau tame viršuje įsilaikyti, taip kad tragedijos kažkokios nevyko. Aišku, nesmagu prieš savų žiūrovus pralaimėti didženklių skirtumų, kur vėl -20 turėjom ir netgi daugiau. Bet treneris, kaip ir sakė, nieko nelaimėjom, nieko nepralaimėjom ir dabar pasilsim sekmadienį kitos rungtynės, kitą savaitę vėl kitos Eurocupo rungtynės ir čia nėra kada liūdėti. Gerai, kai žaidžiam kas 3-4 dienas, tai nėra kada džiaugtis, nėra kada liūdėti. Minėjot, kad laukia sunkias vakaraštis, daug tų traumų, viskas yra, bet ar jūsų nuomonė, kaip žaidėjo, galbūt reikėtų kažkokią naujoką į komandą įtraukti, ar vis tiek reikėtų laukti, kaip sakant? Tai be abejo, tos naujokas nepamaišytų, matėm ir Žalgirį šiandien pasirašė tikrai stiprų naujoką ir pas mus irgi matome tą situaciją, kad Žalgiris sezono pradžioje traumavo. Vis tiek buvo pas mus tokia draskyklė. Mes su Vaidu gal kažkiek kitokio profilio žaidėjai, aišku, čia kažkiek patempėm tą visą laiką be jo, bet, sakau, bus žaidėjas, bus gerai, nebus, kažkaip irgi bandysim tempti, bet sezonas yra daug žadantis, aš manau, surinkti kuo didesnę rotaciją, kuo daugiau žaidėjų, tai man būtų tik nauda visiems ir būtų šviežesni visi ir daugiau rotacijos ir būtų geriau. Kiek reikia papildomų centro pozicijų, būtent matau, kad Gagičius dažnai renkasi, Makau dažnai renkasi pražangas, galbūt žaidžia kiek trūksta to trečio didelio žmogaus. Tas trečias kaip ir Regis toks minėtas pas mus gaunasi, tai vėlgi skirtingos rungtynės būna, kažkada mūsų centrai tikrai sužaidžia geriau, kažkada prašiau. Jo, dėl pražangų teisingai paminėjot, kad abudu mėgsta surinkti tokių bereikalingų pražangų, ar tai puolime, ar tai gynybai, bet galvoju, nežinau, čia vėlgi reiktų turbūt klausti vadovybės, ką jie labiau mato. Turim tai, ką turim, viskas buvo neblogai, šiandien irgi tragedijos kažkokios nematau, neįvyko ir sakau, reikia judėti toliau ir žinom, kad Eurocupo grupė yra labai stipri ir vis tiek tą top 6 bandysim gaudyti. Teko praeisį sezoną pažaisti kažkiek su Jeffrey Taylor, prisiminus tai, kaip manau, ką pridės jos žinios komanda. Tai pridės visų pirma gynybos, manyčiau, jisai turi gerą kūno šuolį ir matęs ir šiltų ir šalto, jau čia sakau, apie jo CV nereikia kalbėti, kai žmogus žaidės NBA, Eurolygų ir dabar trečias klubas yra mūsų, tai čia yra mums
mums didelė garbė ir jisai tikrai laukiame grįžtančio. Jisai tikrai padės savo energiją, savo patirtim, savo ramybę ir sakau, duos visų pirma gynyboje to impulso energijos ir puolime taip pat žinome, kad su tokiu kūnu jisai gali daug gerų dalykų padaryti. Kiek gal tos operos norėčiau esate vienvaidžiai LKL lyderiai po pirmojo rato, kiek nustebino Žalgirio pralaimėjimas vakarykštis? Gerokai nustebino iš tikrųjų, nes irgi žiūrėjau rungtynės, tai taip netikėtai, dar Neptūnas Begailiaus buvo irgi savo puolimo vienu iš lyderio, tai tas nustebino labai, bet irgi, manau, reikia duoti kreditų Neptūnui, aišku, kai taip pataikai, tai iš karto yra rungtynės žymiai lengvesnis, o Žalgiris matėsi kažkokioj dobelį, galbūt irgi ne pati geriausia psichologinė būsena, bet žinom, kad krepšinėje viskas gali greitai labai keistis. Žalgiris dabar kažkokioj dobelį. Po kelių rungtynių sakysim, kad viskas yra naujokas, yra žaidimas aštresnis, atsigavo, bus pergalių ir taip toliau. Taip kad pas mus irgi ta pirma vieta lentelė po pirmo rato. Aišku, smagu pasižiūrėti, bet žinom, kad čia dar tik trečdalis darbo padaryti ir dar visko daug laukia, bet bandysim laikytis tame top trejetuke, kaip čia išeis. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.